11 numeris Abdelis Kaderas, 15 numeris Leorinto Šarkausko. Kaip ir minėjau, Riterių ekipa yra aukščiausia komanda A lygoje. Čia perdamas ties pirmuoju virpstu. Dar viena pavojinga situacija ir įvartis. Pelno savo įvartį panašu Meinardas Mikulėnas, rezultatyviausias Riterių ekipos žaidėjas. Savo sąskaitoje dabar jau turintis 6. Per stiprus perdavimas ir nespėjo prie šio kamulio Ula Galilovičius, bet ir vėl su kamuliu Riteriai. Kaulinis labai greitas žaidėjas ir labai geras jo pusės pakeitimas. Čia Meinardas Mikulėnas turi daug erdvės ir čia gali žaisti 1-1. Mikulėnas, apgaulingi judesiai ir tenais panašu labai skausmingas susidūrimas. Smūgis į vartus ir rezultatas tampa 2-0. Nuostabų įvartį pelno šiame epizode nekas kitas, o Lazaras Aičičius, pasiūsdamas kamuolį į viršutinį vartų kampą. Andrius Kerla turi priekaištų būtent dėl šio epizodo, kai Meinardas Mikulėnas, varydamasis kamuolį ir bandydamas jį prasimesti pro Jonathan. Smūgis į vartus ir dar kartelį Šankinas demonstruoja savo meistriškumą, bet to dėja neužtenka, nes Vilius Paulauskos rodo į 11 metrų žymą. Abdelis Kaderas buvo pirmasis prie atšokusio kamulio. Ten ir geltono kortelė yra rodoma ir būtent tą matydamas Riterių ekipos gynėjas nusitempė savo varžovą ant dangos. Ir būtent už šią pražangą ir yra skiriamas 11 metrų. Jėgelman ekipai grįžti į šias rungtynes Lazaras Kojičius. Ir jo smūgis į vartus šaltakraujiškai priešingą kampą, negu krenta Artiomo Šankinas. Ir 26 rungtynių minutė švelnina rezultatą. Standartinė situacija ir vėl visa Riterių ekipa savo baudos aikštelėje. Smūgis į vartus ir 2-2. Abdelis Kaderas pelno įvartį. Jeigu pirmajame įvartyje jisai uždirbo 11 metrų baudinį, tai dabar dar ir pelno savo įvartį. Na ir ką kalbėjau. Gaudo kamuolį Šarkauskas. Nieko nelaukdamas siunčia kamuolį į priekį. Čia nepataiko į kamuolį Riterių ekipos žaidėjas. Smūgis į vartus ir Abdelis Kaderas. Kokia proga. Nojus Stankevičius nebūdingai savo šioje ir smūgiuoti į varžovo vartus. Pasižiūrėsime, kokį sprendimą priims Hegelman ekipos legionierius. Jo smūgis ir tikrai labai pavojingas smūgis. Kamuolys pralėkė visai netoli. Ilgai čia kamuolys nenusileidžia ant dirbtinės dangos. Tai vienoje, tai kitoje aikštės pusėje. Pagaliau tą pavyksta padaryti Riteriams. Galita juda su kamuoliu į priekį. Yra palaikymas krašte. Meinardo Mikulėno perdavimas. Ar bus smūgis galvos? Smūgis yra ir Vincentas Šarkauskas. Dar kartelį šio epizodo pakartojimas ir Vincentas Šarkauskas neveltui dabar demonstruoja. Išlaiko čia kamuolį Popesku, nors tas epizodas panašu buvo skausmingas Civilkai, bet tenka kilti nuo dirbtinės dangos ir toliau gintis Civilkai. Čia smūgis į vartus, kairė koja. Pabandė smūgiuoti. Lauskas. Geras jo perdavimas Ribeiro, puikus jo perdavimas Popesku ir rezultatas 3-2 Hegelman ekipos naudai. Sveikina visi Leo Ribeiro, galbūt Popesku tuomet ir nelitė šio kamulio, nors bent jau man pasirodė, jog įvartį pelno tikrai rumūnas, čia tiesiog Kauliniui, bet šiek tiek persilpnas perdavimas. Perėmė šį kamulį Hegelman ekipa, Popesku labai geras jo perdavimas Ribeiro, Ribeiro perdavimas toliau Kaderui ir 4-2. Štai taip. Tiesiog ir vėl supjaustyta visa Riterių ekipos gynyba, o Hegelman ekipa pelno savo 4. įvartį ir vėl. Leo Ribeiro puikus perdavimas ir puikus. Įsivaizduoti, jog Vilniaus Žalgiris šiuo metu užima viso labo 8. poziciją. Ir ištiksėjo šių rungtynių pridėtas laikas. Vilius Paulauskas skelbė šių rungtynių pergalę.